Tai jau 10-oji diena, kai ieškau išdžiūvusio vandenyno dugne, kol surasiu 18 cm ilgio megalodono ryklių dantį. Prieš milijonus metų šis slėnis buvo visiškai po vandeniu. Ir aš ketinu ieškoti senovinėse vandenyno kopose ir pažiūrėti, kokių liekanų bei fosilijų galiu rasti. Pradėjęs savo kelionę, pirmiausia radau naujagimio megalodono ryklių dantį, didžiausios kada nors egzistavusios ryklių rūšies. Šalia to megalodono danties radau ir rajas gyvybinį dygį. Šios būtybės buvo nuodingos ir turėjo atgal nukreiptus dyglius. Tad kai jie įsminga į tave, suleidžia nuodus ir nulūžta tavo viduje. Šis dygis tikriausiai buvo įstrigęs gyvūne, kai jis mirė. Ir taip tapo fosilija. Tada pastebėjau milžinišką ryklių dantį, kyšantį iš vienos vandenyno kopos, elegantiškai gulintį ant akmenų krūvos. Tai buvo 3 kolių megalodono ryklių dantis. Tai maždaug pusė visiškai užaugusio dydžio. O tokie 3 kolių megalodono dantys yra nepaprastai reti. Medžioklei tęsintis radau dar vieną mažesnių ryklių dantų rinkinį. Šįkart iš kreivadantės ryklių rūšies. Ši kreivadantė ryklių rūšis išnyko maždaug prieš 3 milijonus metų. Ir galiausiai radau suakmenėjusį delfino stuburą, kuris vis dar buvo visiškai baltas.